97,8 FM. Radio stotis RS2. Čia RS2. Visada smagiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Julio yra Julio. Sveiki po vasaros, Hebrytė. Labą dieną, labą Labas. Labas. Nu, kiek balsų girdžiu. Oho. Nuo gulčiukų, nuo švendrikių. Dar Tai prie gulčiuką tu nelabai šiandien pagulėsi kažkaip vėsoka. Nu tai baigti, kodėl? Tai. Taigi pamiršai, kur šildymą įsijungti? No. Tai kad nepaleida dar šildymą. Tai asmeninį reikia turėti. Zita vamsduką reikėjo. Kur paskambini telefonu ir atbėg, žinai. Vamsduką pašildyti. Ir pašildo, ne? Gulčiukų kaip tik galima, nes rekomendacijos sako, drėkinkit odą. Stuburui gerai. Drėkintuvą reikia. Ne, stuburui jau reikia ne šildytuvą. Va, Stuburui ten nieko gerą Tu žinau. man pasakyk, kaip tu žadi išsaugoti savo tą įdegį tokį, nu jau rūdą tokį. Nu tai aš ir ruošiuosi ten ant to gultuką dažnai pasivartyti. A girdi, kam vartytis ant gultų? Mumifikuosime viskas. Kokį čia, ne, žinokit, įdegis yra taip, žiūrint kokį nori. Jeigu nori, pavyzdžiui, pritapti prie Šiaulių miestą, taip, žinai, centrą, ten, kur vaikšta, tai palei spalvą. Tai paėmi, užsitepi tuo rudą vaksą tokią, pasitepliuoji. Nauji šiauliečiai čia, kur jau prie vasario 16 tam kampe, ne? Vilniaus ir vasario. Jo, ten, kur vaikšta būreis jie. Ir ten, kur sakė, antram aukšte gyvena, ne? Ne, viršutiniam, ne, jie palei dangų prabangiai. Ai, pačiam jau ten penthauzėje, ne? Jie visus Šiaulius mato iš viršaus. Jie mūsų žiūri iš... Tai va, jeigu nori pritapti prie tų šiauliečių, tada pasiemi tuo rudą tepalą, pasitepi batų tuo, tai būsi toks, švelniai rūts. Nepraeinantis įdegis. Toks, ir pritapsi ten, galėsi eiti ir jie nesupras, kad tu jau ne vietinis esi ten jų. O jeigu jau nori ten pritapti prie tos egzotikas, tokios, kur jau irgi Šiauliuose mačiau ne vieną, kad juodai tokie, juodi vaikšta, tai tada jimi juodą tą tepalą pasitepi. Juodą batų tepalą. Ir kai tik ir įdegis pastovus, ir odą apsauga. Ir dar visada nešiojas kišenį tą tubelę. Svarbiausia reikia nusipirkti tą gryną ten odai tepti, kur yra. Balsuoti jau ne taip. O jeigu kas nors dar pablizgins, tai... Tai čia jau iš vis labai gerai bus. Jau nublizginta. Bet čia reikėtų disclaimerį iš karto ant futbolkės užsidėti. Aš ne rasistė, aš tik tai norėjau būti degus. Aš čia būčiau kaip chameleonas, prisitaikau. Šiandien tokia, rytoj kitokia. Skaičiu, ką patar vaistininkė, tokia kažkokia Gitana vaistininkė. Kaip tą įdegę neprarast moterim, ir vyram gal čia, žinai. Tai aš taip supratau vieną, kad reik nesipraust. Ne, žinokit, ir kremukų daug taip. Nežinau, aš pagalvojau, kaip neprarasti įdegę. Reik turėti turtingą vyrą. Ir įdegę neprarasi. Nes jeigu tik žiūri, kad jau tavo oda pradėjo taip balti, viskas jau sakai, viskas per kelionę šleku jau iš šiltus kraštus. Atsimenat klasiką tapusią frazę Kristinos Brazauskienės. Kas neturi pinigų, tiem vasara baigėsi vasara, o kas jų turi? Tai niekada būna ištisus metus, Taip. Kristinos niekada nesibaigia vasara. Vasara baigėsi tiem, kas neturi pinigų. Taip. Tepkitės organiniais kremais, patenkite kūną musikėmis. Arba į Graikijos salą dar variantį. Tai kaip, Hebrytė, aš norėjau, žinai, naujas sezonas, pirmą laidą, tai kaip jūs vasarą praleidot? Tai va mes Arūnų kokie įdegė. Ne, jie tik dviese, mes čia tokia, žinai, flangas, tai taip šiek tiek mažiau. Mums nusirengti visai parodyt, kai įdegė. Klasiškai atrodo. Susilaikykit. Žinok, talšuoja, aš pasižiūrėjau, vanduo dar šiltas, taip kad galim, nes vis tiek eisim įsimaudyti. Sakai, po vandien, kai pasimaudai ir įdegį. Ne dėl įdegė čia, tiesiog eisim įsimaudyti, aš įsivaizduoju, vis tiek dar vasara. Bet palaukit, o meniukas, svarbiausia. Pabadausiu.
Po vasaros, po Ne. saulės. Šiandien meniu ne. maudomės talkšoj nogi. Viskas. Viskas. Daug nieko. Kas norit, galit nieko. prisijungti. Taip liūdnai, taip Daugiau liūdna. tai va būtent, kad daugiau nieko. Eina Bet taip, Zita, kaip mama daugiau pagimdė. nieko. Bet Daugiau bus ant soliukų šildomų. Nu, kažkaip nežinau. Ne, Nežinau. Čia ne. kažkaip jau po vasaros. Pradėkit vasarą, vasarį būsite degę. Man šiemet nors gimtadienis buvo. Tai... Žinok, šiandien kepsim daug visko. Yra O, kepsnių. jau, maloniau, maloniau. Sprandinės bus. Jau skaniai. Ojej. Ir skaniai. vištienos bus. O. Ir sparnelių. Nu, žodžiu, Noriu šiandien paklausti, ar bus bus. sparnelių, bet pirmas Audrius užbėgti. Iškart Bus. geras meniu, Bus, geras, nuostabu. Iš viskas Ir, išmarinuota, žinok, tvarkingai. ir kokie da džiovinti grybai bus ten. Ingrida išdavė. Ką mes sausai juos graušim, ar kas čia su tai Ne, čia bus garnyras. Palaukit, viskas Padažiukas bus. skaniai, o čia Taip, gerai. taip, viskas bus. Šiandien bus sezono atidarimo šventė, maudysimės. Prisijunkit prie talšos. Mes ten toliau už to mūsų, už lapės. Aš žinau, kad dar pasikviečiau, va čia Ingrida puikiai išmano profesijas. Pasikviečiau pas mumis dar šiandien miego treneriai yra tokia profesija. Paviršius buvau, Va, mes praleidom va. ją miego Nu, trenerį. Supranti, tai sakė, taip ištreniruoja, kad visi užmiegi iš karto. Tai žodžiu, sėdi darbę, bumti ir užmiegi, noriu miego, bumti ir užmiegu, ar ne? Ar kaip čia yra? Nu. Tai ką tu nori, Tai Arūnai, tu- pasakyti, kad mes prie talšos Tai eisim jau- visi miegot? Ne, tai jau čia po koncertą. Palauk, Arūnai, kam tau miego treneris, taiga prireikė? Kam? O Tokia kam nereikia jaunystė. juos? Tokia Na, aš suprantu, jaunystė. kad- Jeigu vasara buvo aktyvi, tai žinai, su miegu. Pavargo, ne? Ne, aš, pavyzdžiui, Sutrikdėmi miego ritmą, Arūnai, aš susitrikdėjai. vasarą grįžtu iš Šiaulius ir tai pasižiūriu, obana, nesugriuvo Šiauliai. Nu, va, Supranti, nu. buvau išvažiavęs ir matai, galvoju, sugrius be manęs. Pasirodo, ne. Pasirodo, ne. Nereikšmingas tai. A ką nors naują pamatėjai sugrįžęs? Nu ką, pamačiau, ten vaikšto po centrą daug. Įdegusiu. šiauliečių. Įdegusiu. Nu, ir kuo toliau, Naujai to daugiau. šiauliečiai. žinai, nu. Jo. Tai gal jau einam to į tą mėsą bent jau pažiūrėsim su tais varneliais. Gal ne mėsos einam žiūrėti, o paklausyti YouTube muzikos? Einam. Einam. Ne, aš kaip aš noriu tą audrus marinuotą mėsytę pažiūrėti. Einam, Ingrida, aš tau Ar čia jau parodysiu. nėra apgaulė, man Aš vėl. tau Tu žinau. ir tu. Ingrida, Ir aš tau YouTube, ir tu. parodysiu. Aš noriu ne į Mesytę Einam. pažiūrėti, aš noriu pažiūrėti Taylor Swift. Einam. Atidarysiu video tau YouTube, galėsi Ber- parodyti. Berniukai prie moterų atsargiau. Bus ne jūtų, Jo, o jo. mitų. Einam į Audrius, YouTube. eini Mitų. rodyt kažką. Einam, Einam, Ingrida, einam. Einam, Ne, žinok, ne viskas, tik marinuotą, einam, parodysim ir einam, nemarinuotą. Viskas. Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Aš tik noriu pasakyti, kad apie politiką irgi bus, bet dabar apie tos žemiškesnius dalykus, a ne da pašnekėti. Jo, aišku. Malonesnius tokius. Nu, kaip kam? Kai kam? Va, pavyzdžiui, Amerikos mokslas nebežina, ką betirti, jie dabar neva visam pasaulyje ištyrė, čia rašo New York Post. Nu, ir? Ką postas rašo, ką postina. Rimta žiniasklaidos priemonė, reiškia, kad Nu, rimtą tyrimą kurią dieną ir kurią valandą daugiausiai žmonija pasaulyje mylisi. Nu, čia įdomu, iš pradžių, nuo pat pradžių, prašom. Va, įtariu, į Lietuvą nebuvo užsukę jie. Nu, tai aišku. Aš sakai, kad ne. lietuviai, Nu, tai- ar per daug, ar per mažai? Nu tai nustatė, reiškia, Amerikos mokslas, kad daugiausiai tai šeštadienį 22 val. 09 minutės dažniausiai. O kiek sekundžių būna? Mylis. O sekundė. Kokias sekundės, ten jau... Žiūrėkit, kaip pasakė Arūn, sako, 22 val. ir kokias 9 minutės. Nu taip jie tiksliai parašė 9 po 10 vakare. Ne, nu tai čia tą laiką pasakai, bet aš biškai perfrazavau, kad... žinai. Nu. Nu tai va. Nu tai čia merginos. Tai tokio laiko aš dažniausiai namuose Miega. nebūnu. Dar neturiu laiko. Būtų užsiėmus, turi reikalų. Žinok, Zita, aš tau išduosiu paslaptį, mylėtis galime ir ne namuose. Sakai? Va, pavyzdžiui, va, Mašina irgi tinka, Zita. kaip jūs manote, pavyzdžiui,
Ne, Audrius užvedė gerą dalyką, mes čia darbė. Man tai soliuks. Per pietų pertrauką su buhalterė arba sekretorė pats tas. Nu, jūs viską teisingai darot, o aš norėjau paklausti. Debes nedarom, mes kalbam. Lietuvoje, jeigu, pavyzdžiui, tokį tyrimą atliktų, tai kokie rezultatai būtų, kokie variantai? Nu, tai kokie variantai? Siūlykit. Manau, kad būtų taip maždaug po 12-15 dieną. Tai aišku. Jie čia tik, kada nueisim prie Talšos pamėgoti atseit, ar ne? Aš manau, kad Lietuvai, teisingai aš pritariu, Audriu, kad būtų nuo pirmadienio iki penktadienio kiekvieną tą darbo dieną. Maždaug po 12-10, po 12. Tai aišku, tai. Tai kada valgyt bereik? Kaip jūs galvojat, kam savivaldybei buvo tas Rusy įrengtas poilsio? Visi 12 valandą vis tiek nespės. Iki Juškaus laiko tai buvo gerimui su žurnalistais. Prie Juškaus tik tai pasidarė. Bažnytiškai. Tai reikia tvarkos laikytis, kad drausmė būtų. Atein 12 valandą, prašom, ant pagalvėlių. Pagal sąrašiuką yra grafiks padarys. Tai va tokie mokslo žinias. Bet palauk, čia atliko, nepasakytas tą tyrimą atliko prabangus apatinių. Moteriškus apatinius pardavinėjantis, brendas, tinklas. Tai negi protingi žmonės atliks tokį tyrimą. Ne, jeigu jau kiekvieną dieną tai prabangus, tai kumano vadinasi. Spjūvisi veidą, tiesiog spjūvisi veidą, jeigu žmonės sukūrė prabangio apatinių liniją ir ją parduoda, jie jau protingi. Iš to uždirba daug pinigėlių. Kažkaip, žinok, mes už natūralumą, kam tie apatiniai? Ne, jau prasideda. Čia Ingrida labai teisingai pasakė, mes apie seksą turėjom apie paurmoj kalbėti. Apie patinius, bet jau praleidom, nereiktų apatinių, kaip supratau, čia tai temai apatiniai tikrai nereikalingi. Pavyzdžiui, Šiauliai jau pažengė. O kur prie liudija, kur žengia, kur nužengia? Eini centrui žiūri ant langų pakabinti. Apatiniai. Importiniai apatiniai. Geri apatiniai. Niekad nekabėdavo iš karto. Kainuoja, Audriu, žinau, galiu pasakyti, kur yra. Ne, geri apatiniai, žinai, kam yra. Dar tiem, dabar jau 12-mečiam turbūt, mūsų laikais būdavo 16-mečiam ir pensininkam, kurie tik tais jau pažiūrėti be gali. O daugiau šiaip normaliems žmonėms nereikalingi apatiniai. Nesutikčiau. Vienu žodžiu, Ingrida, eisim akis paganyti į centrą. Aš jūs į tą buvau nuėjus. Jeigu daugiau nieko nebeišeina, tada aišku, su dirbtiniu įtikiu su gerais apatiniais. Reikia neatsilikti nuo mados, reikia pasižiūrėti, kokie madingi yra. Suradau tą tinklą, pažiūrėti. Žinok, aš už natūralų grožį. Natūraliai pažiūrėti, kaip už natūralų grožį. Parodė, koks tas tinklas. Palaukit, natūralų grožį, bet tinklas vis tiek parodė. Nežinok, man be patinių būtų gražiau. Ne, čia dėl skonio nesiginčiam, ar ne? Arūnas bežada iš viso? Aš jau apakęs esu, aš galvoju, kad mes santūresnė esam tokie. Arūnas apako ir skaito iš karto. Kitą temą, baigiam tą temą, nebeįdomu, pereinam prie kitos. Einam laimė mes dviese prie karinių naujienų. Vat kaip nutika, kad buvusiam kariuomenės vadui jis patyrė poligonę kažkur tai odontologinę traumą. Lietuviškai kalbant, išsimušė dantis kažkur. Straipsnelį buvo smarkus ginčas turbūt, ne? Su pavaldiniu. Vat kaip gali būti, kad tu kariuomenės vads patiri odontologinę traumą? Gavai dantis. Ne, čia straipsnelį parašyta, kad STT atlieka, tai STT kaip veterinoriai svetimam rūpčiui dantis turėtų Kai būdavo senais laikais čigonai atvarydavo arklį parduoti į turgų. Ir iš karto dantis surodydavo, žinai, metus nustatydavo ten palei dantis. Iš karto nustatė, kiek tinkams jis yra. Taip, ir sako, parodykit dantis. Tai dėl to ir atleido iš kariuomenės. Pažiūrėjo dantis, o ne tiek. Bet tai įsita čia ir ne apie arklius, čia aš taip žiūri pasakysiu rytų šalyse, tai ten, žinot, kaip yra su visais dalykais, tai moterų dantis irgi yra dėmesys labai stiprus kreipiamas, tai suprantama, kokia sveikata yra. Svarbu, kad priekinių dviejų nebūtų. Ne, kad moteris nebūtų. Žiauriai. Ne, tai apie rūpšį, man rūpšį gaila, triktelėjo turbūt. Čia, žinai, dabar toks skandalas, 4,000 eurų kainavo dėl ko ginčiamės, ne? Kariuomenės vado priekiniai dantis, ne?
nebuvo paprasčiausiai butelio atidarytuvą, vokiečių brigadą alų reikia atidaryti staigiai, nu tai nukentėjo žmogus, dėl to ir kompensacija. Bet vis tiek trauma darbo metu. O tai čia, ką mes mėtame? Tai va, Zita, gaila tų 4 000. Parašė kažkas skundą, kad neva buvęs kariuomenės vadas pasinaudoja tarnybinę padėtim ir jam įstatė 2 implantus. Nu ir tai čia buvo... Taigi gerai, mes turim jiems susimokėti, aš tai važiu negaila. Viskas tik į gerą. Turim ir naują kariuomenės vadą ir Rupšį su implantais. Jūs nesuprantat, tuose dantyse gal yra mikrofoniukai kokie, suprantat. Jis tai gaudo bangas. Gal yra kokie tie žučiokai, žinai, ten ir taip toliau. Bet tai palaukit. Ką jūs žinot, gal ten netgi yra tas slaptas, pavyzdžiui, raudonas mygtukas, yra kariuomenės vadas. Kaip jam, pavyzdžiui, jeigu mumis čia puol, kaip ten sakė, per 3 valandas Lietuvą praeito, ne? Tai jeigu puol, tai ten tik tai su liežuviu galėsi paspausti raudoną mygtuką. Ne, čia nutrauktas laidas su jungsiu dančiu. Čia yra taip, kaip laimėjo vieną ten, kokį ten talentus tuos X faktorio, kažką laimėjo ten per dantis, kur groja. Jo buvo Mikas, per dantukais groja. Kaip sutrenksit per tuos dantukus, taip ten tas mygtuks pasispaus. Nu tai va, apie ką aš sakau, mes nežinom daug. O Jėzau, negailėkim tam Dievę rado, dėl ką čia dirbi. Nu jeigu kariuomenės vadas, tai dar ir yra kariška paslaptis kažkokia tokia. Tai va, apie ką į kalbą, jes. Tai aš ir sakau, nu negi ta Lietuva tiek biedna yra, kad negali net kariuomenės vadui. 4000 žmogus tiek dėl mūsų kentėdės, dėl mūsų susimetė į biudžetą, už biudžetą ir dantų. Hebra, visą Lietuvą po 1 euro centą susimetame. Gana čia apie tuos dantis kalbėti, einam YouTube. Valgyt, Arūnai, valgyt. Skundikų į akis pažiūrėt norėčiau. 97 ir 8 FM. Radio stotis RS2. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada jauniems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Ai, kaip skaniai mėsytė čirškinas. Sparnelį skrido į skrandį. Vakar va Vilniuje čirškėja vienas daugiabutis. Bet liūdna, Arūnai, labai, nu iš tikrųjų žiauriai liūdna. Man tai jau tie paspirtukai sproginėjai kaip balioniukai. Aš žinokit, aš noriu pasakyti, čia yra kiniečių kerštas mums, žinok, slapta, čia kaip tie šahedai slapti. Čia už Taivaną? Čia, jo, būtent, čia, žinok. Sakai, atsiuntė tokių sprokstančių paspirtukų. Taip, pamatysi, žinok. Bet čia gerai Audrius pačia. O, kokia sąmokslo teorija gili. Taip. Ar girdi, aš pagalvojau, Ukrainai pasiūskim tokių paspirtukų. Tai kam, kai juos susprogdintų? Ne, jie galės duoti rusam. Ne, tai čia į Rusiją reiks siūsti. Tiesiai dovaniukį siūsti rusam. Tai paduodi, tegu, sakai, vasiesk dabar ir liek greitai atgal, kai lėki susprogst. Nu ja. Vat Audrius pagalvojau, galėtų jau dėsti tam Vilniaus ten tų politikos to... Čia gėlė Audrius. Tarptautinio santykių institutė tam. Ne, jis sąmokslo teorijas galėtų. Čia, žinok, Kinijos kerštas mums, iš tikrųjų. Bet čia yra tame tiesos, yra. Man atrodo, čia konservatorių politika, kad uždraus Vilniui paspirtukus, bent Kunskas tokiu būdu sugalvoja. Tai kad ne tik tai Palangoj deg irgi dėl paspirtuko. Ne, o Šiauliuose kas daro. Kas ten valdžioj Palangoj. O kas Šiauliuose daro? Taip, žinai, atsivežė paspirtukų, panikę, įjungi pakrauti. Iš Šandaraknolo. Ir bomba. Pokšt. Nu, bet tai, tai prie ko Kinija, pavyzdžiui, kad tas nams taip degia kaip popierinis? Dėl to, kad kaišioja kištukus ten, kur nereik, nekaišiok savo kištukų. O šito gaisro priežastis, tai ne kokie akumuliatoriai, ne? Ne, paspirtukus. O iš kur jis atvažiavo, iš kur atvažiavo? Bet aš visiems sakau, važiuokit gyventi Vilnių, ten tie nauji namai, jie labai geri yra. Geras investicijas, čia pastačia nebėra. Iš putplaščio statomi, žinai, apdengt putplaščių tokių, žinai, jis labai gerai deg. Nu, žinok, čia ne tik tais Vilniui, ta prasme, čia daug kur, žinok. Ant visos Lietuvos, mūsų mylimos. Bet daugiausiai stata, žinai. Tai. Bet, vis tiek išvelkim gerąją pusę. Nu, kaip gražiai deg. Ne, čia liūdna, čia liūdna. 20 būtų. Nu, mes kaip, kadangi žinom, kai yra 2 Lietuvas, tai džiaugiamės dar, kad Vilniui deg nepasimėti.
Tai va viena problemėlė, kad degne. Mes įperkam tik tai jau to, žinai, patikrintus dėvėtus tos paspirtukus. Tai žinok, jau jie, žinai, praėjo, jau tenai porą metų praėjo, jau nesudėkia, tai nebesprog. Nepirkit iš kiniečių, pirkit pabaliuose. Leidž statyti namus putplaščių apklijuotus. Nu tai kaip leidž? Susproga akumuliatorius į pusę namą aprūką, apdegė. Nu tai kaip tai gali būti? Nu va. Nu. Toks kinietis. Yra ir gerų naujienų, žinokit. Apie kiaušinius kalbėsiu. Va, veterinarijos tarnyba praneš, kad pagaliau Lietuva vėl gali siūsti į Taivaną kiaušinius. Pasirodo, jau dabar sveikite. Palaukit, kuriuos. Tai dabar visus vyrus įsiūsim, kaip čia yra. Ne. Man atrodo, kad Taivaną reikėtų vištą siūsti, kad jos laivuose dėtų tuos kiaušinius, nes kol daplauks, tai kokios būsenos bus. Ko į Taivaną mes tų kiaušinių nesiuntėm čia dėl vištų gripo to paukščių, žinai. Reiškia, tai kas tos kiaušinius valgė? Mes? Nu taip išeina. O Taivans nevalgė. Netinkamus Taivanui kiaušinius, ar ne? Bet tai, žinai, dabar ekonomika kaip atsigaus. Nu taip kilsim dabar kaip raketa. Jo. Kaip raketa. Girdai, kilsim, žinau, kad galim. Pakalbam apie Seimo rinkimus, blemba. Kažkaip, svarbu, apie ką nori dabar jau Seimo. Aš, pavyzdžiui, man taip sutikčiau kandidatą ar kandidatę normalią tokią. Sakyčiau, ko tu eini į tą Seimą, jeigu tu jeigu tu dar nesi nuteista. Ne, reikia sakyti papus pirmą. Nu, ta prasme, tu nenuteista, ko tu ten eini, va, pavyzdžiui, praneš. Aš galvau, kad tu čia kitką siūlai. Eini į Seimą. Sakai, papus. Aš pasakom papus, Seimo nariai. Papus. Papus, Seimo nariai? Yra papustė, prašau, mano žodžių neįskaitai. 63 kandidatai nuteisti, viens net 11 kartų. O problemų neturi žmonės. Šis galėtų jau būti iškart Seimo pirmininku, pavyzdžiui, be konkurso. Tai jau jo. Ne, nusipelnė mažiausiai. Čia jau mažiausiai. Kiek nuopelnų susirinkti pakeliui. Paprasčiausiai žmonės matai, Arūnai, paprasčiausiai žmonės mato, kad nėra tvarkos. Nu tai sako, mes tas panetkės čia įvesim. Jie jau su patirtim ateina. Tai va, aš ir sakau, jos be konkurso. O tie, kas patirties neturi, blaivus negali eiti. Blaivus, va. Tai taip, vieni eina su patirtim, o kiti neturi patirties, bet blaivus negali eiti. Viena ponė dama pasivėžino, ar ne? Pasivėžino ponė dama. Ir nespėjo iki Seimo. Iki Seimo nedavažiavo, nekaip. Viskas. Per anksti. Graži ponė Markovičienė, blondinė, tokia iš Nemuno aušros. Jinai tiek rovės, jinai kažkur 8 vietoj sąraše tam buvo, ar kur. Tai aukštai. Jinai pagalvojo, viskas, aš jau varau tiesiai į Seimą. Startuoju, įsipilu degalų iki 2,5 promilės, sako, įsipiliau degalų ir varau. Ir atsitrenkė, iki Seimo nedavažiausia, ne? Ne, ir sustabdė ją Kaune Iniciatorių gatvėje. Tai vadinė. Suprantate, jo žygį į Seimą tikrai važiavo, sustabdė niekingi policininkai Lietuvos. Iniciatorių gatvė. Nu ir ką, ir priputė. Inicijavo, ne? Ją išmetė iš partijos VRK, rinkimų tą komisiją. Ne, 2,5, kiek ten. Bet tai ponė, taip ne taurė šampaniukas susivertus, buvo jau tai porą butelaičių gerų. Priklausomai kaip. Kieno butelaičių? Ai, 2,39, tai jau čia normaliai. Čia jau rimtai, jau čia reikia normaliai taip srėptelėt. Jau reikia, taip sakant, degtinėlės. Porą buteliukų šampaniuko kokio gero. Jau taip, bet vienu mauku. Ne. Ir greitai sėdi už vairą, įvarai Seimą. Starkas toks greitas, neturiu laiko, greitai duokit porą maukų. Iniciatorių gatvė lauk. Vat ir, kažkaip biški gaila, moterų. Aišku, gaila. Ne, tai kreipiamės į policiją, keiskit postų dislokacijas. Supranti, Ingrida, man tai Gražulis išėjo iš Seimą. Tai, o kas dar bus ten dar? Tai va, čia dabar Gražulis žinoja, iš kur išeiti ir kur patekti. Ne, kur dabar ateis ten panetkės tokias, kad ten, kai pasižiūrėjau, kiek ten kandidatuoja į teistų, tai aš nežinau, aš jau dabar...
Dabar galvoju, ką čia gal į kalėjimą ruošiasi Šiauliuose eiti, ar ką čia? Šiauliuose Yra teistų irgi taip pat, yra normaliai viskas yra. Jo, Mes neradau žinoma, kažkaip, yra. Nu, negi Šiauliai atsiliks, juk mes Ne, nu, visur tai čia- pirmaujam, tai Nu, kaip tai čia toj žinokit, vietoj tą mes- ir išrinks tada. Jeigu jisai teistas, tai tą tikrai išrinks. Čia yra mes su šūkiu nauju einam, ar ne? Jeigu neteistas, neprisivogęs, į Ne iki Seimą, Seimą. ne iki Seimą, nes nepapulsi. Viskas. Einu aš tuoj versiu, eisim tuoj Einam, valgyti. kaip Aš maniau, į Seimą. skaniai. RS2. Radio stotis RS2. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. Visiems mąstantiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Įgavos tokią karštą diskusiją iš tikrųjų, tai kiek reikia išgerti alkoholio ir kaip greitai, kad va ta kandidatė buvusi į Seimą. Bet tai palauk logiškai, nu ar ne? Nu, mes šiandien 2,4 pripūtė. abstinentais, nu, bet, nu, už vairo gal nesiautėm, ar ne? Ne. Nu, tai Netrasuojam. aš tik tai turiu tokį paprastą nuo šampanių. klausimą. Jeigu, ta prasme, ein žmogus į Seimą, kuris priminės įstatymus, kurių mes privalėsim visi laikytis. Tai palauk, jeigu jin pati nesilaika įstatymų. Tai kokį Prigėrus už vairą negalima sėsti. Ir jin sėd prie... Tai Bet čia dama taip viskas įsis- griežtai, jokių tokie Bet čia į net Seimą negali eiti. jinai net Jeigu netaurė draudžiama, bet labai noris, vadinas galima. Mano Kam galva, Tai tai galima tada jau, kai sakat, nu, bet ir apie Seimą tik svajok. mano šiaulietiška Svajokit. studentiška patirtis sako, kad nu turėtų per tokį trumpą laikotarpį išgerti butelį degtinį, pusę litrą degtinį. Arūnskiva, klausom ekspertų, ekspertai Nu. nusimano. Aš tai žinau šampaniuko, nu tikrai 2 taurių, tų 2-5 nėra šansų. Ir kits, Nu jau nulis- reiktų labai šiaip- stangintis. Ir šiaip kits dar man klausims iškil, tai negi jau čia taip pirmą kartą išgėri ir iškart papuolė. Tai reiškia, pastoviai, pakankamai važinėjai Nu dabar atėmė iš jos teisės, atėmė Nu, ir labai gerai mašiną. padarė. Baudą duos, turi privalo. Išmetė iš partijos į Seimą neįleid. Nu kokią nelaimę moteriškiai. Kokia Bet tai tu nelaimė, laisvas žmogus. Nu, tai taip, bet Atsikniskit kokį jūs visi džiaugsmą nuo jos turėjo. dabar. Bet nu, ir palauk, viskas. jinai pati savo tas problemas susikūrė. Niekas nors Nu, taip dėl padėjo. to susikūrti. adrenaliną, tai ko nepadarysi? Va, pavyzdžiui, būtų buvus gražiausia Seimo moteris. Nu, išskyrus, aišku, Šiaulietę, jeigu paroeis, va, tai... Nu. Mūsų pažįstama. Nu. Aš Vat patylėsiu, gražių moterų patylėsiu. Seime reikia. Bet aš dar turiu irgi naujienų. Vat alkoholio fronte yra dar viena naujiena, labai rimta. Alkonė. Brandinta 14 metų Seime, į galų gale subrendus ir įvykdyta. Išlaikyta, su išlaikymu, kaip Šato Petriuonė. Legalizuotas iš esmės naminukės gaminimas ūkininkams kaimo turizmo sodybose savo reikmėm 100 litrų per metus. O tai, pažiūrėjau, man tai patinka tas dalykas. Atvažiuoji Bet- kaimą su Ai, dibėlė, le- tave pasitinka. Aš irgi laikinu. Duodva Bet 50 geros, gramų. Kad neša, atsiprašau, nenoriu čia Nu, tai eteryje. taip, Bet ne. teisingai Oi. turėtų būti reglamentas, pagal ką gali. Aš tai leisiu. Aš man tai žinokit irgi ir be Čia to yra mūsų įstatymo. etnokultūrinis palikimas, ar ne? Bet iš karto nuotaika pasitaisa, iš karto šypsena. Vien atsiranda, pagalvojus, viskas. vien Jo, pagalvojus. O jeigu, kai gauni, Nemato, išgirdi, tai iš teisingai karto sau nešypsena randi veidus, sakau, "Ua." Aš, pavyzdžiui, tai žinau 2 vietas, kur įstatymo veikia. Vat nuvažiuotų pas savo draugę pažįstamą tokia į Dzūkiją, ten visada kažkaip man... Prieš įstatymus buvo Nors jinai nei nusiteikusi. ūkininkė, nei tai labai kaimo turizmo. Savo reikmėm turėjo, ne? Nu, turėdavo. Nu, ten buvo specialus kaimo turizmas, ten Ne, ten- eidavo visi pirkti pas ją. Supranti, Naktiniai toks- kaukai atneždavo, ne? Ne, Dzūkiški. Viskas kur kas rimčiau bėga, šaltinis, tu tik indą pakiši. Ai, tai Ir pribėga. natūralus, ar Nu. ne? Su gamtos sukurta. Vienu Antrą žodžiu, vietą, žinau, Aleksandrijas Viskis yra toks, va. Žinot, prie Skuodo.
rimta firma. Bet tu ir žinai tas vietelės visas. Bet Dar prie Lokė žinau vieną. Palaukit. Prie tos alko temos jau prabilom, tai gal jūs neskaitėt, nematėt, aš čia norėčiau pasidalinti visas Ne, jau. bet čia jeigu, sakysim, viengunkis į 100 litrų per metus, 65 laipsnių stiprumo, tai čia gerai pasakyčiau. Į Seimą jau gali kandidatuoti. Laisvai. Palaukit, dar vieną dalyką apie tą alko pasakysiu, kaip žmonės iš proto eina. Vat čia visam vyno pasaulyje, šampanų pasaulyje kilo skandalas didžiulis. Prieš 2 dienas kilo, nes Nicoje pagamino patį brangiausią sangriją pasaulyje. Iš Šato Petrių yra vynas toks raudonas Šato Petrių, kurio butelis kainuoja apie 25 000 eurų. Petriuko pilis vadinasi. Gali kainuoti nuo 10 000 iki 25-30 000 eurų, priklausomai nuo metų tas vynelis, iš jo padarė sangriją. Tai čia vyno, sakė, čia vyno pasaulis, sakė, čia tas pats, kas mesti pinigus į ugnį. Ne, tai čia tas pats, kas iš samanės padaryti. Dar įpilti fantos ir kažkokią gyrą pasidaryti. Čia kaip bulbės, kas su Ferrari pasisita. Čia tas pats. Pakalbam apie elitą, ką? Kalbam. Apie kuriuos iš jų? Girdė, kad to elitą jau senai nebėra. Apie eurai dabar yra. Prašau, sąrašą apie pavyzdžiui, kuriuos. Gabrielius, taip jis, elitinis politikas mūsų. Ne, čia nesiginčiai. Tai va, ką jūs manote apie tą Graikijos salą? Nuvažiuosim, gal mes ten aplankyti? Sakai, priimsi tą vilą. Tu supranti, kaip yra. Jeigu Austėjos nebus, tai priims. Aš esu labai nepavydė. Aš labai nepavydė, bet vis tiek toje vietoje jau pradedu pavydėti. Aš ir kaip ir nepavydžiu. Kaip ir ne mano reikalas. Jeigu žmonės susidirbo švariu keliu pinigus ir nusipirko tą vilą, jau už to 600 000. Aš girdžiu tą, tu žinau, Arūnai, apie ką tu paklausė, aš tau įvadą padarau, introduction. Ne, pas tave kalboj labai daug jeigu. Jeigu švariai, jeigu taip. Tai aš prie ko jums vedu, kad man labai daug klausimų kelia tos mokyklų nuomos ponios Landsberginės po 1 euriuką, supranti? Po 1 litą dar, atsiprašau, po 1 litą buvo, po 1 litą. Ne, man tai čia tos nuomos, bet va tokią vilą tai norėčiau. Tai iš kur tai užsidirba tos, supranti, čia labai sudėtingas kelias yra. Jūs visiškai ne to keliu žiūrit. Landsbergis, tai didysis lietuvių tautos filosofas. Filosofiškai pažiūrėjęs. Didžiojo Lietuvos filosofo ir mąstytojo Kazio Pakšto sekėjas. Tik tai jis pritruko iki Madagaskaro, teko sustoti Graikijoje. Šiauliuose vien sekėjas yra Šalkauskas. Vis cituoj kažką. Kazis Pakštas, Madagaskaras. Kur persikels Lietuvą. Tai va, tai reiškia dar jam ir kur tobulėti. Dar pašnekam apie Kamalą Haris. Palauk, apie anekdotą šito Giorlausko nekalbėsim? Ne, nereikia, ne? Praleidžiam apie paveikslus ir anekdotus. Nereklamuojam kandidatą. Ne, mes tai... Apie Arlauską arba gerai, arba nieko. Supratau, praleidžiam. Kamala Haris. Gerai, Kamala Haris. Kamala Haris jums patinka? Taip, man tai labai graži moteris. Kandidatė, jo. O kas su jie blogai, gerai, Katina turi... Dar turiu vieną klausimą. Sapnuojat Taylor Swift, pavyzdžiui, laimė? Ne, aš tai, o ko man nesapnuoti? O jie tau. Aš vakar pažiūrėjau teliką, iš šiąnakt sapnavau. Graži moteris. Graži dainuoja. Kaip lengvai tave... Aš, man atrodo, dabar Zita sapnuosi. Taigi tu sapnuoji nesąmoningai, žinai. Nu, tai taip aš sakau, kaip labai surežisuot savo sapną. Tave labai lengva įteikti tave. Surežisuota realybė, ne Arūno. Gerai, va šiandien sapnuosiu, kaip mes tą įdegį išsaugojame. Aš kiek pasižiūriu į tą trumpą, vis tiek kaip aš jo nesapnuoju, taip nesapnuoju. Nu, žodžiu, nebespėsim apie tą Kamalą Haris, paliksime ne kitai laidai. Eina valgytų, jau mėsyčių skanėstų. Audrius ten jo vartą, man jau ausyse net... Bet, pavyzdžiui, būtų lietuvė Kamala Haris, tai būtų... Garsas eina. Ką jis ten Mala, pavyzdžiui, būtų pavardėjęs, vardas. Dabar Kamala. Kamala. Ką turi, tai ir Mala. Iki visiems. Nors tikras vardas Kamala. Ata. 97,8 FM. Radio stotis